Labas vakaras ir sveiki sugrįžę. Tikrai gana neeilinio visos Eurolygos bendruomenės pripažinimo sulaukė Kauno Žalgirio lyderis Silvanas Francisko. Prancūzas pirmą kartą karjeroje išrinktas į pirmąjį simbolinį Eurolygos penketą. Paprasčiau tariant, yra vienas geriausių ir ryškiausių šio sezono krepšininkų. Kartu su Elijah Bryantu, Saša Vezenkovu, Dženu Monteru ir Nikola Milutinovu. Francisko apskritai tik trečiasis žalgirietis sulaukęs tokio įvertinimo. Anksčiau į jį buvo patekę tik Arvydas Sabonis ir Brendonas Deivisas. Žalgirio dabar laukia atkrintamųjų serijos rungtynės su Šaro treniruojimu Feneriu, o pasibaigus sezonui Francisko veikiausiai paliks komandą. Tiesa, Žalgirio prezidento Pauliaus Jankūno teigimu, komanda į žaidėją matyti nori, tačiau ar derybos pavyks priklauso tik nuo paties Francisko. Šnekamės daug su Francisko ir tikrai žinom jo planus. Jisai labai nori NBA, nori pabandyti, nori pažiūrėti, ar gali ten žaisti. Ir jeigu taip galima būtų pasakyti, dabar kamuoliukas pas Sisko yra rankose, taip mes visą laiką esam pasiruošę ir toliau šnekėtis ir labai norim, kad jisai